Sveiki. Tai pirmiausia, leidžiantis į didį darbą, tai yra darbo paieškai, siūlyčiau apmastyti žingsniukus. Tarkim, pirmas, kad ar aš pasiruošęs. Ar pasiruošęs dirbti šią vasarą padirbėti ir kiek laiko numatau skirti darbui, kiek laisvam laikui. Toliau pasiryžimas. Tai mano darbo valandos yra nuo iki, mano poilsio laikas, mano darbo dienos vėlgi nuo iki. Ir kad neturėtų būti, kad šiandien truputėlį tingiu, neišsimiegojau, net tą gal koją iš lovos išlipau, ar kažkaip numulinti darbo laiką, nes vėlgi darbdaviai žiūri, ar tu esi motyvuotas, atsakingas. Skelbimas toliau. Tai teisingai iššifruoti skelbimą, tarkim, jeigu moksleiviai, tai pasitarti galbūt su mama tėčiu, kad niekas neapgautų, vėlgi studentai, tai teisingai iššifruoti, išsiaiškinti darbdavio keliamus reikalavimus, pageidavimus, galų gale sužinoti, kad kur aš einu, nes jeigu nežinau, kur einu, tai galų gale niekur ir nenueisiu. Telefoninis pokalbis yra labai svarbu ir turim gyvų pavyzdžių praeitą vasarą, kai moksleiviai kalbėdavo, tarkim, su darbdaviu. Tai mandagumas pirmoje vietoje, maloni intonacija, šypsena, darbdavys puikiai viską jaučia, supranta ir turėti aišku mintyje, kad ką man, ne ką man turi duoti įmonė, o ką aš jai galiu duoti, kuo aš jai būsiu naudingas, ką aš galiu pasiūlyti. Ir tarkim, jeigu kalbėt apie moksleivius, tai daugelis darbdavių jau šiais metais reikalauja gyvenimo prašymo. Jeigu gal praeitais metais, tarkim, užsektavo tik taip telefoninio pokalbio, tai jau reikėtų žinoti, kas tas yra ir kaip parašyti. Ir šią vasarą mes organizuojam grynai moksleiviams, bet gali kreiptis ir kitokio amžiaus užsiėmimus apie gyvenimo prašymą, motyvacinį laišką, pokalbį su darbdaviu. O iš darbdavių, tai galiu tiesiog pasakyti, kad darbdaviai labai vertina norą, didelį norą, pasiryžimą, atsakingumą, darbštumą. Gal galėtumėte pasakyti, kada vyks šitie seminarai CV? Tai jie vyks vieną kartą per savaitę. O gal galite pasakyti, kokiam internetiniam puslapį mes galėtume susirasti tokią informaciją, jeigu norėtume, tarkim, ateiti pas jūs ir pasižiūrėti, kokia yra CV? Tai būtų www.ldb.lt. Pasižiūrėti mūsų internetiniam puslapyje ldb.lt arba ateiti pas mus jaunimo darbo centrą, yra skelbimų lenta. Tik dėja, šiai dienai nelabai turime daug pasiūlymų, tačiau keletas yra. Siūlyčiau www.skelbimas.lt ir tenais duoda išsamiai su daug įvairių portalų informaciją ir galima taip ieškotis darbo.